Kairio pečio skausmai, atsirado skausmai, tokie skausmai, kad aš negaliu tiesiog nei rankos pakelti, nei rūbų apsivilkti, reikia užsisekti mašinos diržą, neina man užsisekti niekaip. Ir aš taip kentėjau, gal kokias 3 savaitės, tuos papildus aš kaip ir naudojau, bet tik profilaktiškai. Ir tada aš nuvažiavau į Šiaulius, padarė man tą magnetinį rezonansą. Aš neatsiminsiu visko, aš gal greit paskaitysiu. Tai kokia išvada buvo? Sausgyslės plyšimas, sąnario degeneracinis irimas, osteoartritas, tai didelis uždegimas, kurį sukelia bakterijose, osteomalitas, sąnario pūlinis uždegimas, kuris gali suardyti sąnarį. Va tokią diagnozę man supaišė. Ir išrašė vaistų, aišku, man, aš tų vaistų negėriau ir aš vėl prisiminiau Elvyros dovanotą šitą receptą 555, tai tas receptas yra viskas tas pats, tai aš vėl pradėjau, bet gal gėriau tikrai 2 mėnesius, tai tikrai dieną iš dienos, va tokį receptą, ką aš čia dabar sudiktavau. Ir man praėjo gal už kokių 2,5 mėnesio ir man nėra skaudėjo daugiau ne vienos dienos. Praėjo metai, lapkričio 22 lapkričio mėnesį aš keliuosi darbę, baigėsi darbas nuo kėdės ir taip nudegė visą kairę kelieną, visą, kažkaip skaudžiai įlipau į mašiną, parvažiavau namo, jaučiu, kad skauda, tvinkčioja visas kelienas ir tada palipau aš į 2. aukštą miegoti ir jaučiu, kad aš nenulipsiu rytą. Tai kaip tik vaikai tą pusmetį gyveno pas mus, sakau, padėkit man nulipti, nes aš ir toj galiu jau nebenusikarti nuo to viršaus. Atsiguliau, buvo gal 10 valandą ir aš jaučiu, kad man ta koja jau plyšta, visa koja plyšta, toks skausmas, atrodo, kad ten dega kažkas. Ir aš tada pasiėmiau gėliuko, Alijošiaus gėliuko ir tą gėliuką visą butelį tą tiesiog dedu, tik užtepu ir sausa. Tai aš iki 12 valandos sutepiau vieną tą flakonėlį, o jau po 12 iki pusė 4 sutepiau 2 flakonėlį to gėliuko Alijošiaus. Ir man pusė 4 kaip rimo, aš tik klausaus, kas čia dabar, viskas praėjo, nieks nebeskauda, skambinu rytą į darbą, sakau, ką čia man daryti, ar į darbą eiti, dar kolegė sako, nekvailiuk, eik pasižiūrėk, kas tau buvo. Nuėjau, padarė magnetinį rezonansą, taip kažkaip pataikiau tą pačią dieną, o pasirodo, kas man ten buvo. Ten buvo sukalkėjęs meniskas, menisko degeneraciniai pakitimai, menisko užpakalinio rago įstrižas plyšimas ir priekinio kryžminio raiščių plyšimas. Tokia. Ir bursitas, kaip Simakart sakė, tai bursitas tai yra stiprus uždegimas. Tai aš ir vėl prie to savo receptuko, stebuklingo receptuko nusipirkau įtvarą, aišku, man reabilitaciją išrašė, aš ėjau į reabilitaciją, jokio cheminio vaisto nieko nevartojau. Ir tepiau, ir su įtvaru vaikščiojau 1,5 mėnesio ir po 2 mėnesių man viskas gražiausiai atsistatė, viskas praėjo, visos bėdos ir tik labai įdomiai buvo, kai aš ėjau į reabilitaciją, ėjo 2 jauni tokie vyriukai, gal 35 metų, gal 40, gal jaunai atrodo ir jie buvo po operacijos, po menisko operacijos. Ir kažkaip, ir vis koridoriai susitinkam, sako, o kaip tau skauda? Sakau, neskauda, o mums skauda, žinai, ir mes jau sako, reabilitaciją baigė, tai mums vis tiek skauda. Paskui aš sutikau vieną iš jų prie darželio, kadangi vaiką pasirodo veda, tai sako, o kaip tavo koja? Sakau, nežinau, sakau, man viskas praėjo, sakau, aš tau sakiau. Aš tau galiu pasiūlyti, sakau, tokių papildų, kad tau neskaudės, sako, aš galvoju apie 2 operaciją. Neskauda, sako, nepraeina. Va tokia istorija. Dar trumpai gal galėčiau apie sesės istoriją papasakoti, nes prieš 2 metus sesuo turėjo irgi problemą,
kėlė tiesiog išplautą šiukšlių dėžę kieme, didoką tą plastikinę, ir jai sudegė visą nugarą, nuvažiavo į Klaipėdą. Pasirodo, jai buvo 3 kompresiniai lūžiai. Nu, va, tokie kažkokie esam su stuburais mes. Ir mano sesė čia prieš 2 metus tiesiog ėjo, paslydo ir įsivaizduojat, ir krito aukštėlį, buvo labai slydė. Irgi va, skilo stuburas. Nu, nežinau, kažkaip tokie. Nu ir šita sesė, jai pasirodo osteoporozė didelė. Osteoporozė didelė, pradėjo retėti kaulai, nežinau kodėl, ir apetitas jos buvo geras ir valgė pakankamai, bet va retėjo kaulai ir dabar vartojo kalcį ir omega pastoviai, vitaminą D ima iš manęs vartoja. Ir svarbiausia tai, kad jai buvo prieš kelis metus darė tą sucementavimą, kai sako, kažkaip cementuoja. Ir po šitų kompresinių lūžių jai Klaipėda atsisakė operuoti, pasakė jo viskas, ir dabar šiek kentėjo, nežinau, gal kokias 3 savaitės, mėnesį, sako, aš išprotėsiu, tu man kažkaip padėk, kažkaip ką tu darei, kur tu važiavai, tai aš tiesiog susiradau tą Špakauską gydytoją. Jis profesorius, jis dabar dirba Agatos Kauno klinikoje, operuoja privačioje klinikoje. Ir aš sesę vežiau į Kauną, padarė operaciją, Kaunas sutiko operuoti, nes buvo pavojinga operacija, reikėjo sutvirtinti tą slankstelį ir tas slankstelis galėjo, turėjo tiek pataikyti to cemento, ten pridėti, kad jis nesprogtų. Nes aš iš Kauno buvau iki Plungės davažiavusio po tos operacijos, man gydytojas paskambino, sako, viskas gerai, viskas pavyko. Tai va, dabar vaikšto, laiminga, patenkinta, bet vartoja tos papildus ir pastovi vežimėlių tikrai nereikia. Nu va, tokie sudėtingi dalykai. O kad tie papildai reikia, tai iš tikrųjų aš galiu pasakyti, dabar atsitiko taip, nežinau, kad tokią kažkokią įtampą jaučiau įtampą čia prieš kokį mėnesį, negaliu užmigti, neužmiegu, blogas miegas, va čia vienai sakiau ir kitai, kad negaliu užmigti. Ir kažkur dar radau tą patį sesę, man buvo davus somnolį. Ir aš pasimėjau somnolis, tas yra nuo miego vaistas. Galvoju, išsimiegosiu aš gerai, ir aš taip išmiegojau vieną naktį. Į pusę tos tabletytės tai geriau atsibudau, tokia atrodo, kad viso galva sudaužyta. Matyt, nebepriima vaistai tų cheminių vaistų, kol geriau atrodo tokie vaikščiau įglušė. O dabar jau viskas išsivaliusi. Tai va, dar vieną naktį aš įsimiegojau, 3 naktį įsimiegojau. Ir tokia nelaiminga, vaikštom su Jurgita, su šuniukais. Sakau, Jurgas, aš tokia nelaiminga, pati nelaimingiausia pasaulyje. Viskas, gyvenimo pabaiga, gyventi nebenori. Sakau, tu negėrei kokių vaistų. Sakau, gėriau, aš įsimiegoti. Sakau, tu pareik, pasiskaityk. Anotacijos ten tos žalingi, tie visi, žalingi tie visi. Akurat skaitau, panika, nerimas, nenoras gyventi. Sakau, aš nečiau tos vaistų gėriau, aš nemiegosiu, bet vaistų negėrsiu. Tai va tiek. Iš tikrųjų, už vieną ramią naktį gali atiduoti gyvenimą, ne?